yra tokių dalykų, kurių esam griežtai atsisakę, net ragauti. Tai Kambodžai mus labai siūlė šunienos pavalgyti. Ir silkės dar vežiausi. Tai silkė nušlavė ir šalis, kurie galbūt skaniausia žuvis pasaulyje, Japonai taip sakė, kaip jums pasisekė lietuvis turi tokią skanę žuvį. Lietuvoje viena mane nervuoja bėda, tai yra, kad mes turime jūrą, bet neturime žuvies šviežios. Ir tokie du kanadiečiai kartu ten gyveno tam hostelį ir juos pavaišinom. Ir jie sakė labai skanu, tikrai ir suvalgė. Ir jie kinų kilmės buvo. Tai po tai užsidarė savo kambarį ir mes jų niekad nebematėm. Gal jie dar dabar ten guli. Pasirenku kažkokį patiekalą ir pradedu jį, kaip čia pasakyti gražiai, atmušinėti ranką. Ir tada iš pirmą kartą gal nesigauna. Aš kaip sakau, puodose verda ne tik tai maistas, puodose verda ir, kaip sako, verda gyvenimas. Tai vat ir gyvenimas verda. Sveiki, mėly žiūrovai ir klausytojai. Štai ir vėl prabėgo 2 savaitės ir vėl su jumis sveikinamės mes, Laura ir Evelina. Ir jau 9. Ar valgoma epizodas. Ačiū Jums, kad žiūrite. Skatime Jūs prenumeruoti mūsų kanalą ir taip pamatyti visus epizodus patiems pirmiesiems. Na ir prieš pradedant dar naują pokalbį, norim padėkoti Audiotekai už mūsų jaukią studiją, vaizdą ir garsą. Na ir pratęsiant Evelinos mintį, kurią aš jau nekantravau pasakyti, tai šiandien pas mus svečiuose keliautojas, kulinarinių knygų ir laidų Pasaulio puodai autorius, na ir visai naujas apibūdinimas, ar ne, kepsnių cecho įkūrėjas Vytaras Radzevičius. Sveiki, Vytarai. Sveiki, nežinau, ar sakyt labas rytas, ar labą dieną. Ar labas vakaras, galbūt kažkas ir vakarė. Sveiki, toks saugiausias, kas kada ką klausys, tada ir išgirs. Pirmiausia, mes turim tokį tradicinį klausimą, mūsų tinklalaidė vadinasi, ar valgoma, tai įprastai pašnekovų klausim, kas jiems yra nevalgoma. Jums kiek kitokį paruošėm, kas iš tų dalykų, kuriuos valgėte, nes esate valgę labai įvairių dalykų, jums buvo mažiausiai valgoma, ko nekartotumėt, o kas nustebino gal? Gal nevalgyčiau antrą kartą kobros, iš kurios pagaminti buvo 7 patiekalai, skaitant kraują maišytą su vietnamietiška ryžių degtine. Nelabai buvo. Tokia britkus skonis. Ir skamba taip. Skamba taip. Po to, nežinau, antrą kartą ragaučiau stinky tofu, smirdantį tofu, kuris gaminamas Taivane arba Kinijoje. Toks yra labai, tikrai dvokiantis dalykas. Ir trečias, kurio tik vieną šaukštą nurijęs, tai fermentuoto ančiuvių sriuba Vietname. Tai tokia buvo, jeigu įsivaizduojate, jeigu paliktumėt grindų skudurą kokiam kibire su vandeniu, šiltoj patalpoj kokiam mėnesiui. Tai panašaus būtų kvapą. Neskamba viliojančiai tikrai. Bet jūs tikriausiai ragavot šiaip viską pirmą kartą, turiu galvoje. Yra tekę daug tikrai paragauti, yra kas ir patiko, kas nustebino, pavyzdžiui, nacionalinis Peru patiekalas dar iki krikščionybės laikų žinomas toje šalyje, tai jūrų kiaulytės. Vadinasi El Cuy ispaniškai. Tai mes su Martinu galvojom, kad šį paragausim prieš kameras, pasimaivysim ir užteks, bet mes iš tikrųjų suvalgėm, nes buvo labai skani, primena triušieną ir čia viskas galvose slypi. Iš esmės, kad tiem žmonėm gal irgi atrodo, kad mes valgom kokius nors liežuvius, pavyzdžiui, ten kiaulės, kad irgi nesąmonė. Tai visos tautos pasirenka tai pagal savo gyvenimo sąlygas, kas yra valgoma, kas nevalgoma ir manau, kad čia visos problemos galvoje. Bet yra tokių dalykų, kurių esam griežtai atsisakę, net ragauti. Tai Kambodžai mus labai siūlė šunienos pavalgyti. Nežinau, ar tai legalu ar ne, bet ten kažkaip visi taip masto, kad atvažiavo baltieji, tai nori būtinai pasisiūti ten kostiumą už dyką, firminį kokį nors ten Pierre Cardin ir tuo pačiu pavalgyti šunienos. Tai tą griežtai atsisakėm, nes aš to tai net neįsivaizduoju. Na ir dar yra neragautų dalykų, bet teko matyti ruošiantis laidoms visokių Afrikos ten tankmėse, ką žmonės valgo kartais, ten primatus ar kažką, tai manau, kad irgi neragaučiau. Čia jau vertybiniai turbūt dalykai. O iš tiek tokios gausybės, ką esate ragavęs ir keistų ir nekeistų dalykų, kurie jums virtuvė yra artimiausia? Man asmeniškai ar kaip? Tai iš esmės manęs dažnai klausia tokį panašų klausimą ir aš sakau, kad kiekviena
tauta, kiekviena šalis turi tam tikras savo kulinarinės sanklodas, gastronominės tradicijas ir jos ne šiaip sau susiformuoja, o dėl istorinių aplinkos visokių veiksnių ir jinai yra tiesiog man skani. Nu, tikrai būna išpuoselėta tas kažkoks patiekalas nacionalinis ir panašiai. Tai man tas dažniausiai kiekvienoje šalyje viskas tinka. Vienas atvejis buvo, kai man išties visiškai nepaliko įspūdžio maistas ir atvirai nepatiko. Tai Bolivijos virtuvė, kur jie gyvena ten aukštikalnėse, skurdžiai maitinasi, o tam, kad išsaugot maisto produktus, ten kaip bulves ir panašiai, tai jas ten džiovina, šaldo, po to prieš gaminant mirko verda, ten žodžiu toks ciklas, kad po to, kai atneša, tai net akim neskanu žiūrėti ir valgyti irgi, tai nepaliko tokio jokio įspūdžio. Tai, o kuri artimiausia, tai vis tiek, turbūt, kadangi esame europiečiai, tai ta europietiška virtuvė, mano galva, vis tiek yra tam pirmam trejetuke, jeigu taip stambiai skirsti, tai europietiška, azijietiška, Indija išskirčiau atskirą kaip regioną, tai matyt, šios 3 virtuvės ir būtų tokios artimiausios, nors ta europietiška vėl gali ten labai skirstyti. Viduržemio jūros, tarkim, labai patinka virtuvė ir kiekvienoje šalyje kažkas yra skanaus. Kaip atliekant namų darbus prieš kelionės, ką ragausit, kur ragausit, visą laiką ieškot vietinių, ar turit kažkas taisyklės, nežinau. Na, tai yra įvairiai, bet apie 80% tai tu ruošiesi, aišku, domiesi, skaitai, naršai, ieškai, pradedi nuo to, kas ten pagrindiniai patiekalai, kokie produktai dominuoja ir tada susidarai tokį sąrašą, paprastai atsisiunčiu knygų anglų kalba iš kažkokių platformų, persiskaitau, susiformuoju tam tikrą įvaizdį ir čia yra ta viena darbo dalis, bet kai nuvažiuoji į kokią nors šalį ir tada, aišku, yra kaip žurnalistinė specifika, komunikuoji su žmonėmis, bendrauji, vieną filmuoji, iš jos sužinai kažką kitą ir tokiu būdu atrandi tas vietas, kurios galbūt neprašytos, nežinomos ir tokius patiekalus lygiai taip pat. Ir tada jau vietoje vyksta toks labai greitas darbas ir dažniausiai pavyksta susitarti, kad įleidžia filmuoti virtuvę ar interviu duoda ir visa kita. Išskyrus kinai visose pasaulio šalise, tai nenori įsileisti savo virtuvės ir tam yra matyti priežasčių. Čia jau kalbu apie sanitariją, veterinarinė tinka žodis, bet Lietuvoje taip sujungta viskas. Tai būtent turbūt higienos klausimai ir jie nenori savo tų paslapčių arba užkulisių atskleisti. O kaip higienos klausimai Indijoje jums pasirodė? Nu, Indijoje daug kam atsiveria, kaip mes vadinam, apatinės čakros nuo maisto. Man to neįvyko, bet yra kelios taisyklės, kurių reikia laikytis. Tai pirmiausia, termiškai, kad apdorotas tas maistas būtų. Jeigu tai termiškai neapdorojamas kažkoks maistas, tai kad būtų kokybiškai nuplautas ir visa kita. Ir čia pereinam prie trečio veiksnio, tai yra vanduo. Didžiausias problemas dažniausiai sukelia vanduo, nekokybiškas ir netgi laikomės taisyklės, kad jeigu nepasitikė vandeniu, kurį tau siūlo, tai geriau gerti iš visko, kokią Coca-Cola iš skardinės ir panašiai. Tai pavyksta išvengti visokių problemų, jokių ledukų, ten, žodžiu, tai yra tos taisyklės, kur mano galva tai per vandenį daugiausiai įvyksta tos, kaip čia bėdos kyla, kur Meksikoje vadinama Montesumas kerštas, Indijai čakrų atsidarimas ir panašiai. Tai taip, reikia žiūrėti, ką valgai vis dėlto ir matyti, kaip gamina ir tokie keli dalykai. Ir jeigu atneša stiklinę, aš parodysiu savo, įmerkę, pasiūlo atsigerti ir negeri to vandens. Kažkaip mes irgi net keliaudami Indijoje buteliuką atsukinėdavai ir net klausai, ar yra tikrai tas čakras, lyg nebuvo, o gal buvo ir bijai net gerti. Tai yra labai populiarus apgaulės būdas Indijai, mums indai papasakoja draugai, tai yra įmami momentiniai klijai, pripilama į buteliuką bilę kokio vandens, tada 3 taškuose lašiukas uždedamas, tas kamštukas atsargiai užsukamas
ir jis prilimpa, ar tu kai atsukiniai, jisai trakštelį. O geri nežinai ką. Apgavystė. Ir keliaudami ragaujat ne tik vietinius maistus, bet ir tarsi kartais reprezentuojat lietuvišką virtuvę. Štai net, tarkim, Australijos paplūdimyje gamina tos garsios žemaičių blynus su kenguriena. Tai kaip kyla, tokia mintis ir ką užsieniečiams būtinai patartumėt paragauti iš lietuviškos virtuvės? Tai yra čia tokia tradicija mūsų kelionėse, kad kažką lietuviško turi pagaminti. Ir yra visokių nuotykių buvę, jau minėjot tą Australijoje, tai bando įpiršti vyriausybę kengūros vartojimą mėsos, nes jų turi per daug tenais. Bet australai vis tiek yra kaip anglosaksai, jie jautienos kepsniai ir jiems, kad ir kiek ten tos yra kengurienos, nelabai domina. Skonis be jos kaip stirnienos, tai nelabai ten kuo skiriasi. Japonijai teko daryti vėdarus, gaminti, reprezentuoti tokius žurnalistų, restorane vienam renkasi žurnalistai ir kai sužino, kad kažkas atvažiuoja iš kitų šalių, pasikviečia ir paprašo pagaminti nacionalinių patiekalų, tai sugalvojo kažkaip pagaminti vėdarus ir iš Lietuvos, kai vežiausi lagaminę, buvo žarnos, grėtinės, lašiniai, ten visi tie dalykai. Tai padarėm viskas ir silkės dar vežiausi. Tai silkę nušlavė ir šalis, kurioje galbūt skaniausia žuvis pasaulyje, japonai taip sakė, kaip jums pasisekė, lietuvis turi tokią skanę žuvį. Ir jis taip guštelėjo pečiais. O vėdarų tai iš pradžių nenorėjo valgyti, nors ir paaiškinau, kaip čia Lietuvoje tradiciška, nes atšalo orai, yra skerdžiamos kiaulės ir viskas suvartojama, tai jie taip nepatikliai žiūrėjo, bet po to supjaušio gabaliukai, sakau, čia pateitau suši. Tai gerai, tai kad iškart nesaky. O Indonezijoje šakotį kepiau, nors jo nebuvau gyvenime kepęs ir šakotį iškepti yra reikalų, nekalbu apie tešlą, ten viskas paprasta, bet pats kepimo būdas ir reikia stiprios kaitros, atviros ugnies, tai mes to neturėjom ir tokiam kaime, visas kaimas padėjo, ten pūtė su barbės ventiliatoriais, fenais žaisliniais, kad tas žarijos geriau degtų ir viską, bet nebuvo tos kaitros ir ten kiek belaistėm gavosi nešakotis, o mes praminėm gumbotis, nes tas tie rageliai nesusiformavo. Bet skonis tai buvo visiškai identiškas Lietuvoje iškeptam šakočiui, tik vienas jau ten vietinis mane nusivedė į virtuvę ir parodė orkaitę, sako, mes tai orkaitėse kepam viską. Labiau pažengę, sako mes. Tai tokių daug yra visko išbandyta. Ir iš tiesų tai įdomu yra, ypač kaip reaguoja vietiniai ten, kaip Sakartvele zrazus dariau su baltu vynu užpildamas ir jiems labai patiko ir sakė, turi kažkokį panašų patiekalą ir dažnai tokių panašumų atsiranda ir cepelinai, aišku, yra, nors cepelinai irgi labiau turbūt iš šiaurės Vokietijos kilęs patiekalas, iš aškenazių žydų virtuvės ir jisai toks nėra jau labai įprastas. Vokiečiai, tarkim, jį valgo ten su raugintais kopūstais, ar ką mes valgom su savo tais padažais. Tai Ušuai buvo Argentinos pačiose pietuose, jau netoli Antarktidos gaminau aš tos cepelinus, kiaulienos nebuvo, dėjau jautienos mėsą. Toks procesas buvo įdomus, nes jokių priemonių nebuvo, reikėjo iš skardos išsibadyti skylės tarkavimui, nuo skardinės kažkokios ir per marškinėlius sunkiau tarkius ir su butelio alaus tryniau virtas bulves, bet viskas gavosi, okay. Ir tokie du kanadiečiai kartu ten gyveno tam hostelį ir juos pavaišinom ir jie sakė labai skanu tikrai ir suvalgė ir jie kinų kilmės buvo. Tai po tai užsidarė savo kambarį ir mes jų niekad nebematėm, gal jie dar dabar ten guli. Sako, nebenorim daugiau. Bet čia įrodymas, dažnai mes apie savo patikus tos pačius cepelinus įsivaizduojam kaip labai komplikuotus, kur, neturiu ten tarkavimo mašinos, niekada negaminsiu, bet čia įrodymas, kad visur yra tie įrankiai. Per baltus marškinėlius, kai sunki tarkius, tai jie, žinokit, dar pabalo, nes krakmolas, jie dar švaresni pasidaro. Visos naudos. Tai po užsienį lietuviškus patiekalus išskleidžiat, o ką norėtumėt į Lietuvą parvežti iš tos maisto kultūros, iš patiekalų ar tiesiog įpročių kažkokių? Tai daug, aš tokia turiu kaip čia hobis, nežinau, iš visų šalių atsivežu, jeigu įmanoma, man suprantama kalba kažkokios literatūros, knygas receptų perku. Ir po to Lietuvoje bandau šį bei tą pagaminti, kad dabar gyvenam
tokiais laikais, kai realiai viską gali gauti Lietuvoje, ten ir tuos prieskonius kažkokius retesnius ir visko, ko reikia. Dabar atsirado iš vis pasiūla tokia didelė, kad kartais nustembi ir tą bandai pasigaminti Lietuvoje ir tas pusė velnio gaunasi, aišku, ne taip kaip ten vietoje autentiškai, bet panašumas yra ir kai esi ragavęs tenais ir pasidarai čia ir paragauji ir jauti tą skirtumus, niuansus visokius, tai nežinau, iš tikrųjų labai man patiko Argentinoje mėsos, kaip, čia ne tik argentiniečiai, jie ten ginčiasi, Urugvajus, Argentina ir visa Pietų Amerika, kaip tą mėsą reikia kepti, bet jie kepa ant tų Patagonijos kryžių, tokių vadinamų kaip dvigubas kryžius, ten prašiukas ar aviukas yra nukryžiuojamas ir laikomas atokiau nuo liepsnos, ir kad 15 sekundžių turi išlaikyti delną prie to, tada yra gera temperatūra, jeigu per trumpiau išlaikai, reiškia per karštą, jeigu ilgiau išlaikai, tai reiškia jau per vėsu. Tai toks sudėtingas atrodo kepimo būdas, bet iš tikrųjų ten ta pačia mėsa ir kepa, ir rūksta, ir dar tu ją šlakstai visokiais tokiu padažu iš vyno su rozmarino šakele ir galų gale tą mėsą iškepa taip, kad tiesiog tirpsta burnoje. Ir toks būdas kaip asadais vadinamas, tas kepėjas asadoras, tai labai man patiko ir aš sodybai esu bandęs taip kepti. Yra reikalų, čia užtrunka apie 7-8 valandas, bet labai įdomu. Plovas iš tos vidurinės Azijos ir azijiečių, Tailando patiekalai labai patinka, tai visą tą gali perimti, panaudoti, bet Lietuvoje viena mane nervuoja bėda, tai yra, kad mes turime jūrą, bet neturime žuvies šviežios. Ir aš kart realiai pavydžiu baltai tom šalim, kurios ten Peru, pavyzdžiui, gamina sevičią ir tai yra ką tik pagauta žuvis ir jinai turi būti suvalgyta, tarkim, iki vidudienio, kad jinai būtų šviežia ir ta sevičia yra dieviško skonio, nors yra šaldytuvai, dabar gali gauti bet kada, bet anksčiau, kai to nebuvo, tai tik šviežia sevičia iki 12 valandos turėdavo būti suvalgyta. Ir tas šviežumas, aišku, jūros valstybių nervuoja šiek tiek. Na, keliaujant yra ką tada noris tikrai ragauti. Akivaizdu, kad jūsų paties namų meniu turbūt yra begalė skirtingų patiekalų, bet koks yra tas firminis ir galbūt draugai įdami pas Vytarą žino, kad šitą tai jau gausim? Viena nėra tikrai, aš tokį sezoniškumą turiu, galvoju. Man labiausiai, aišku, patinka vasaros laikas, kai gali gaminti viską ant atviros ugnies arba ant žarijų. Ir kiekvienais metais aš kažkaip pavasarį pasirenku kažkokį patiekalą ir pradedu jį, kaip čia pasakyti gražiai, atmušinėti ranką. Ir tada iš pirmą kartą gal nesigauna, iš antro, ta prasme gaunas ir iš pirmą kartą, bet ne taip, kaip norėjai, po to supranti, ką ten ne taip padarėjai ir taip po truputį tobulini ir žiūrėk, ten rugpjūčio mėnesį jau būna šis ten nerealus patiekalas. Tai tokio vieno tikrai nėra, bet pasirinkimas visada toks kažkoks. Tos, pavadinkime, metų hitas būna, tai praėjusi šie metai dar nesibaigė, tai tarkim plovas su antiena buvo toks mano atradimas, nes pabandžiau, antiena labai riebi yra ir pabandžiau daryti viską taip kaip su ėriena, bet su odelėm antienos ten nukaitinti, kad riebalas išeitų visą kitą ir panašiai. Ir tikrai skonis yra puikus. Pernai tai tas buvo argentinietiški kepsniai, kažkas tai vis laik keičiasi. Bet jums vis įdomu išbandyti naujus, ar esat labiau tokių vis išsitraukėt senus receptus ir prie jų sugrįžtat? Aš ir visaip yra, kai jau kartais, žinai, kai tiesiog pasilgsti, kad tą seniai valgiau, noriu vėl paragauti ir pasidarai, arba koks žmonos brolis medžiotojas ten šviežios žvėrienos kokios, tai pagal tai irgi, pagal aplinkybės kažką darai, šamą kaimynai atnešė, tai darai šamo žuvienę, labai skanę ten tokių pasirinkimų. Dabar duonkepę pasistačiau,
bandžiau jau kepti vieną savarankiškai bandas, o jūs iš Dzūkijos, tai žinot, kad ten... Taip, jau apšvietus ir mane. Kiekvienam kieme yra savas bandų receptas, tokia kaip ir vienam turi būti apskrudę, kitam neapskrudę, vienam šutinta, kitam ne, ten, žodžiu... Su daryciniais, be daryciniais. Jo, darycinis toks, anoks ir ten gali ginčytis iki pažaliavimo. Tai aš bandžiau dabar ant kopūsto lapo kepti, o Alytaus turgui gali nusipirkti džiovintų lapų, jau pačiam nereikia ten jų rūpintis. Tai man nesigavo, nes aš temperatūrinio režimo per mažai kaitinau krosnį, kaip po to viską supratau. Prieš tai grikius šutinau padiniai moliniai, viskas gerai. Tai, žodžiu, dangus nepabalo, tas dangus yra krosnės vidinė dalis. Tai per anksti įdėjau aš to, žodžiu, bandas, tai dabar nekantriai laukiu, kad antrą kartą kepsiu. Taip kepsiu, kol gausis ir tada jau sakysiu, kad tokios turi būti bandas, o ne ten kažkokios. Apie tą dzūkišką virtuvę, 2 Dzūkijos virtuvės ambasadoriai iš gyvenimą Vilniuje iškeitė į gyvenimą merkiniai. Tai kas iš tos dzūkiškos virtuvės nustebino, be bandų, kas dar jums? Be grybų gal. Be grybų, aišku. Be grybų tai čia tragedija, čia vasara, kaip čia juokauja, žmonės važiuoja į Dzūkiją erotiko žiūrėti, nes grybų nėra, tai visos mergos. Bet ne, šiemet grybų iš tikrųjų rudenį per 10 metų daugiausia buvo, kiek atsimenu. Tai kas tokio išskirtinio? Yra tos grikių babkos. Jas dzūkai kepa, bet aš nepasakyčiau, kad jos man per sausos yra. Aš nežinau, aš dar ten įdėčiau kažko tokio drekinančio. Gal romui pilčiau, gal nežinau. Reikia pasibandyti. Tai bandos, aišku, kiekvienose namuose, kiek jau teko ragauti. Ir iš tiesų tai skanus dalykas ir tik labai jau toksai sotus. Ir kai pavalgai bandų, tai po to po obelim turi pagulėti kokį pusvalandį. Ir dabar tai bandau greit kažką dzūkiško išskirti. Šiuškės mano šiaip favoritas. Šiuškės, bet šiuškės jos yra ir kitur, bet skiriasi miškelis. Aš jas kaip švilpikus labiau žinau, tai jie tokie, bet jie irgi krosnį, pažiūrėk, kepami, tai labai skanus. Tikrai bulvių lieka, susimalė ten sutriniai, pasidarėjai kažką ir anūkai labai šiuškės mėgsta. Tai. Žiūrovo edukacijoje turbūt galbūt reikėtų paaiškinti, kas tos bandos, kad čia ne bandelės, tai gal dzūkė. Tai aš galiu paklausti, aš dzūkus, aš kadangi ne dzūkas esu, aš esu mama iš Suvalkijos, tėtis iš Aukštaitijos, aš Vilnietis, tai aš toks mišūnas, dar mamos pavardė Žemaitytė buvo, tai viskas. Tai aš dzūkus erzinu, tai tave sakysiu, kuo banda skiriasi nuo kugelio? Bet jo, čia dažniausiai aš tai naudoju kugelį paaiškinimą, kas yra bandos, bet man tai kepimas tikriausiai, kad bandos visą laiką kepamos pečiui, krosnį, o kugelį kepa ir tiesiog orkaitai. Bandų į orkaitai neiškepsi. Suvalkijai kugelį kepa tokie podiniai, įdeda dar kokį mėsos šmotą apačioje ir pašauna į krosnį, tai storas toks būna, bandos tai tokios. Jo, jos plona. O tai kopūstų lapai būtini? Jie su jais, čia yra tradicija. Ir lapas svarbus dėl kelių dalykų, kaip aš suprantu, tai pirma, kad nepriliptų blynas prie krosnės, o antras, tai kažkokio dar skonio duoda. Tik po to patarimas, jeigu kepsit bandas, jau čia mane išmokė seniūnas, mano kaimynas, tai kai prilimpa tas jau tarkis prie blyno, kai iškepi, ištrauki, tai reikia sudėti vieną ant kito, tada užkloti drobinių rankšluosčių, palaikyti 5 kokias minutės, tas lapas sudrėkti sušunta ir tada labai lengvai nusima. Šiaip vis rečiau bandos, ko gero, yra kepamas, dėl tos logiškos priežasties, jo, krosnių nebuvim. O kokį maistą gaminat, kai grįžtat po kelionių, ko labiausiai pasilgstat? Tai įvairiai būna, toks įsimintiniausias gal buvo, kai po Afriką keliavom pirmą kartą ir ten pamačiau, kaip pardavinėja mėsą turgui. Ir taip kažkaip dingo noras mėnesį mėsą valgyti ir buvau visiškai neragavęs mėsos, nes dėl tos pačios higienos, sanitarijos. Ir kai jau grįžinėjau iš Afrikos, nusileidau Amsterdame, skrydžiu į Vilnių ir žmonai skambinu ir jinai sako, ką tau pagamint grįžimo progą. Ir aš taip sakau, mėsos, išvirk mėsos, jinai tokį daro, čia iš jos šeimos pusės
kai išverda tiesiog mėsos ir po to užpjausto svogūnų, apibarsta juodais pipirais druska ir ten truputį aplieto sultinių galima. Tai tiesiog norėjau labai mėsos. Matyt, jau poreikis buvo organizmo. O šiaip tai ką, cepelinai visada būna gerai sutinkami, blynai, bulvynai, aš toksai kaip paprastas lietuvis. O kaip desertų pasaulio su jumis santykis? Na, iš manęs juokėsi, aš mėgstu ledų nusipirkti kelionės ir... Tai ledų. Jo. Tai kokių šį kartą? Vanilinių. Šiaip mėgstu saldumynus, bet šalyse vėlgi labai skirtingi tas saldumai. Tarkim, man turkiški labai saldumynai tokie populiarūs įvairūs ten, o man truputį jie kažkaip netraukia, man tas rožių kažkoks tai poskonis, man jis neįdomu, nežinau, jis man netinka, aš kaip jaučiuosi, kaip kažkas odekoloną apšlakstė viską ir po to ragauji. Na ir tokie, kiekvienoje šalyje, aišku, yra kur labai skanu ten, dabar to pavadinimo neprisiminsiu, kaip užkaukaziai vynogių tokioj masiai riešutai sustengdinami yra. Čiurčela. Tai tas labai patiko. Na ir tokių visur gali atrasti, kas yra skanu. Medus laukinis kur nors Afrikoje, kur ten baobabo numeta korį tavo į apačią ir tu tiesiai iš jo valgai, kol bitės neužpuolė. Tai toksai tie saldumynai visur skirtingi, bet Lietuvoje manau, kad mes turim labai stiprią saldumynų tokią tradiciją ir pripratęs matyti esu prie to ir čia man skaniausia. Šakotis. Skaldainas. Kaip apskritai jūs atėjote į maisto pasaulį? Jūs esate šiaip sporto žurnalistas. Buvot sporto žurnalistas, esate sporto žurnalistas. Kaip čia dabar? Aš esu daug praėjęs etapų nuo režisūros sporto ir televizijos laidų iki ir komentavimas ir sporto žurnalistas. Po to kažkada atėjo laikas, kai jau pasitraukiau nuo sporto ir perėjau tą kelionių žanrą, o maisto gamyba tai visada buvo hobis toksai. Tai jis visada buvo šalia ir po to vienoje laidoje, pirmoje Afrikoje, kažkaip aš ten atsakingas už maistą buvau, gaminau, Martynas sugalvojo, kad reikia nufilmuoti, kaip aš čia gaminu. Aš pradėjau kažką komentuoti kaip sporto žurnalistas ir taip gimė Pasaulio puodai ir taip po truputį tas, žodžiu, projektas išsikerojo. Tai, bet aš vis tiek dar vis laikau, kad tai yra hobis. Tai man nėra darbo. Gal kaip ir sako, dirbk mėgstamą darbą, tai nereikės dirbti. Ir tie pasaulio puodai yra įvairių formatų. Ir televizijoje, ir radijoje, ir knygos. Kaip jums labiausiai patinka su auditorija dalintis savo patirtimi, įspūdžiais, kelionių, maistu? Man įdomu šnekėti apie maistą, kaip radijo laido, kai turėjau pasaulio puodai, tai tikrai buvo labai įdomus pašnekovai. Ir aš kaip sakau, puodose verda ne tik tai maistas, puodose verda ir, kaip sakom, verda gyvenimas. Tai va, ir gyvenimas verda ir yra labai daug įdomių aspektų pakalbėti šiaip su žmonėmis. Tai tas buvo labai įdomu. Gyvai patinka susitikti su žmonėm, bendrauti, jeigu dar kažką gamini, ten degustacijas kokias darai. Tai toks irgi labai įdomus žanras, daug klausimų užduoda, bet atsakyti, kartais negali atsakyti, bet vis tiek. O televizijos laidose tai gal tai sunkiausias buvo žanras, nes niekad nežinai filmuodamas, ką filmuos. Ir toksai labai daug improvizacijos yra, bet to pasiklydimas vertime gali būti, nes dažnai tenka per antrą kalbą kažkokią bendrauti, tarkim, kuriuose šalyse nekalba angliškai, vietinis koks vietnamietis ir tu per vertėją, tai tokių gali būti visokių niuansų, tai smegenys sukasi tiesiog va taip, kol ten viskas susigaudo. Aišku, dar gerai, kad yra internetas, gali tikslintis ir visą kitą, bet tai tas toks sunkus darbas yra, ypač kai per dieną būna kokios 3-5 lokacijos, reikia nufilmuoti ir viską paragauti, tai vakare toks jautiesi sotus labai. Pasaulio puodai gimė kelionėse. Kur semiatės įkvėpimo, kai nekeliaujate? O tai bendraudamas su žmonėmis labai daug visi turi savo kažkokias maisto gamybos paslaptis ir
Tai aš labai mėgstu klausinėti, dabar Dzūkijoje, ten kaimynė yra Onutė ar ką, tai aš domiuosi, kaip jinai zuikį daro, ar ten su barštukus, su grybais ir visą tą stengiuosi paimti, užsirašyti. Ir dažnai, kai su kažkuo kalbi ir daliniesi receptais, tai vienas iš būdų. Kitas, aišku, tai šiais laikais informacinis tas laukas labai didelis, tai yra knygos, skaitiniai knygas ir internete dar labai daug ieškai įdomybių. Aš susiprenumeravęs ten, tarkim, visokių didžiųjų leidinių pasaulio tas kulinarinės skiltis ir ten iš tiesų būna didelis rautas, kur reikia ir aš visada taip labai greit atsirinkinėjau, tas įdomu, tas neįdomu ir taip tas iš šono, gal pabandysiu, tai atsidedu ir kai atsiranda laiko bandausi, tai toksai darbas yra su informacija. Na ir vis minime tą Merkinę, Dzūkiją, tai klausytojams, kurie galbūt nežino, tai prieš 4 metus visiškai gyvenimą Vilniuje iškeitėte į gyvenimą Merkinėje. Kaip tai nusprendėte ir kaip sekasi? Na, aš prieš 10 metų ten įsigijau tokią sodybą sugriuvusią ir ten galvojau, kad čia bus šeimos vasarvietė ir tai po truputį ten viskas vyko ir kol prieš 3 metus aš nusprendžiau, kad aš noriu gyventi, nebe mieste, nes yra labai daug privalumų ir skirtumų ir aš įpratęs dažnai klausiu, ar tau ten nenuobodu, ne, ten gyvenimas verda lygiai taip pat kaip Vilniuje, bet viskas yra paprasčiau ir gyventi patogiau man ten yra ir gerai jaučiuosi, galbūt tos ir romantikos kažkokios visą laiką norėjosi, tai būtent tas gyvenimas kaime man tą ir duoda. Ir fizinis aktyvumas, tas gyvenimo būdas visas yra kaime labai prieinamas, paprasčiau negu čia mieste, kur viskas padėta ant lėkštutės, nuvažiavai, gavai, pasiėmei, nugriuvai, įsijungiai televizorių ir viskas. Tai kaime gyvenimas aktyvus yra ir iššūkių netrūksta ir man tai labai patinka. Ir šeimai taip pat mes labiau dabar sakyčiau, kad kaimiečiai esam negu miestiečiai, miestą grįžtus tvarkyti reikalų kažkokių ar pasikultūrintas žodis labai gražus, į kiną nueiti ar ką, nes kaime kol kas dar nėra tokių sąlygų. Tai man patinka kaime gyventi. Bet šiaip jūs buvote Vilnietis, kas labiausiai nustebino kaime, kokių darbų gal reikėjo išmokti, nežinau, nuo nulio, arba net nepagalvojot, kad jau reikės išmokti? Nebuvo, nes aš, vaikystėje vasarą mane veždavo pasidėlius į kaimą, aš turėjau, laimingas vaikas buvau, turėjau kaimą, tai viską matydavau ir ten padėdavau, ir šieną vartyti, ar ten malkas kapot. Kas yra tie visi kasdieniai darbai? Praktiką atliko, žodžiu. Praktiką atlikau, viską išsimokęs, tai gal buvo keista daugam iš draugų, kad vištas pradėjau laikyti. Man irgi buvo toks, kaip prieš televizijos laidą jaučiausi, kai atsivežiau vištas ir galvojau, kaip čia bus. Ten jau kas 3 minutės žiūrėti, ar jos dar gyvas, ar viskas tvarkoj. Bet po to žiūriu, kad joms vienodai šviečia, jos ten turi grūdų, vandens ir kiaušinius deda ir vargo nematai. Tai dabar net sunku įsivaizduoti gyvenimą be vištų būtų. Tai prasme, jas visą laiką yra. Į Merkinę atvežėte ir pasaulio puodus. 3 vasaras iš eilės kvietėte žmonės į tokią, tikrai išskirtinę kavinę, restoraną lauko, ant kalvos, gražioj vietoj, upės sankirtoj. Tai kokių dažniausiai klientų sulaukdavot, ar tų vietinių, kaip sakot, nemoku aš gal dzūkiškai, ar labiau iš Vilniaus ir apskritai, kaip sugalvojot, kad atvežti tos pasaulio puodus? Tai čia vėl, kai gyvenime tai būna kažkas pro šalį, eina ir pastebi, kaip futbolą žaisdamas, kaip sakoma, svarbu matyti ne tik kamuolį, bet ir aikštę. Tai aš išgirdau apie tokį konkursą, kad nuomojama ta teritorija yra ir vienas konkursas neįvyko, nes nebuvo dalyvių, antras neįvyko, tai jau kai 3 paskelbė, tai su pusbroliu Tomu kažkaip sakau, gal pabandom čia kažką padaryti galim, sakau, tokia vieta nereali. Ir mes sudalyvavom ir kadangi vieninteliai buvom dalyviai, tai ir laimėjom tą konkursą. Ir tai 45 metam ta teritorija išnuomota ir po to ištiko kovidas, karas, visa kita, visi veiksniai prieš. Ir kai kovido baigėsi tas karantinas, jau buvo praėję metai laiko, kai mes tą jau laimėjom konkursą ir sakau, klausyk, čia atsidarom tiesiog, taip pievai kaip yra.
Ir idėja buvo, kad daryti beer gardeno tokio tipo maitinimą, kaip gatvės maistas būtų, kad vokiška, ta žodžiu, sistema, o maistas būtų gatvės maistas iš įvairių pasaulio šalių, ką galima dideliais kiekiais gaminti ir čia pat greit patekti. Savitarna, kad būtų, kad nebūtų. Žodžiu, daug ten tų dalykų pritaikiau, kas buvo neįprasta iš tiesų, bet žmonėms patiko formatas, man atrodo, nes lankytojų srautas buvo ir yra didelis. Tai ten 2 viename yra dabar, tai ir graži vieta labai, ir tas maistas, kurį tiekiame, tai žmonės atvažiuoja iš tiesų iš visos Lietuvos. Aš kartais klausinėdavau, tokią savo apklausą pasidaręs esu, tai turiu tokį įsivaizdavimą, kad apie 50% tai yra Vilniečiai, Kauniečiai, kurie važiuoja į Druskininkus, tarkim, arba šiaip į Dzūkiją keliauja. Apie 30% yra vietiniai, Varėna, Alytus, Druskininkai tie patys, Marijampolė netoli visai palyginus. Ir koks 20% tai jau iš labai toli atvyksta. Ir ten baikeriai mėgsta atvažiuoti, kaip kelionės tikslą pasiima, o ryte kažkur išvažiuoja, atvažiuoja, pavalgo ir išvažiuoja. Tai tokia struktūra tų lankytojų daugmaž tokia panašiai yra. Na ir aišku, kadangi laukia viskas vyksta ir gaminam atviroj virtuviai, tai toks yra dar gal kaip įdomu pažiūrėti, kaip ten kas verda čiršką kepą. Dar turim didžiausią gal Lietuvoje malkom kūrenamą picų krosnį. Tai pizzas įvedėm grinai dėl to, kad vaikai nevalgydavo. Patys žinot, kai vaikai, kas tėvams įdomu, ten tie visi kažkokie patekalai ir kitų šalių vaikams, tai ko jam pizzos reikia. Ir tai va taip viskas ir vyksta. Bet dabar mes buvom tokie sezoniški, o netrukus po savaitės atsidarysim, pagaliau jau ten yra 5 pastatai ir mums juos reikia per tuos 45 metus sutvarkyti. Aišku, mes tą greičiau padarysim, bet labai įtemptas laikas, tie 3-4 metai ir daug investicijų reikia ir sudėtingas darbas, bet jau pirmą pagaliau atsidarysim pastatą, jau kur visus metus veiks, ne tik laukia. Čia jau tas kepsnių cechas, apie kurį užsiminėm. Tai papasakokit apie pačią idėją, ko tikėtis čia galima klientam, rezervuoti staliukus. Ten vėlgi labai geras vaizdas yra, nes jau arčiau Merkio ir Nemuno santakos, iš aukštai viskas matosi. Bet idėją mes pasirinkom būtent grilio restoranas, tai šis yra grilio patiekalai ir plus prie to sriubos visokios keičiamos, užkandžiai, dar tokia šefo komplimentas iš kelionių parsivežtas, labai man patinkantis dalykas ir jauki vieta, geri pasirinkimai, manau, kad visi ten galės kažką saurasti. Ir vegetarus atsižvelgsim, aišku, ten galumiai ant grilio ir panašiai. Tai viskas taip, dabar nekantriai laukiam to atidarimo ir tada jau matysim, judėsim toliau. Turbūt dažnai sulaukdavot klausimą, tai kada ne tik vasarą Taip, dirbsit? taip, čia nuolatinis klausimas ir žmonės iš tiesų atvažiuoja į tą vietą, mes ten būnam ir pirmadienį, ir antradienį, ir trečiadienį ir pažiūri, tai nedirbam, sorry, tiesiog. Tai tą jaučiam ir iš tiesų tikimės, kad ta vieta taps dar populiaresnė, nes mūsų vizija yra tos vietos irgi, kai visi pastatai bus tvarkyti, tai bus ir nakvynės vietos, ir toks kaip kelionių centras, kad būtų iš ten gali važiuoti dviračiais, atplaukti Baidarėm, eiti pėsčiomis, nes apylinkės labai geros yra, nuostabios, tai prasme, ir tinkamos. Ir ten piligrimų kelias pramusiais į Liškiavą, tai toks kelionių centras, kad būtų. Tokia Merkinė bus naujieji druskininkai, čia žiūrėkit, konkuruosi dar labiau. Merkinė istoriškai buvo visą laiką centrinis miestas, net kaip aš juokavau prieš laidą, sakau, kad Alytus Merkinės priemiestis, bet kaip ir Varėna, bet ne, istoriškai tai buvo iš tiesų Merkinė labai svarbus miestas ir ten Vilniui suteiktos Magdeburgo teisės būtent Merkinė Jogaila pasirašė, galbūt toje pačioje vietoje, kur dabar mūsų restoranas yra, nežinot. Tai tas miesto istoriškumas niekur nedingsta, jis yra labai svarbus, buvo mazgas kelyje tarp Vilniaus ir Krokuvos ir
ten apsistodavo visi Lietuvos valdovai ir meilužės turėjo, ką tik nori. Įdomi vietelė. Jo, tikrai man atrodo, ir ten jau Šilo kopa kurį laiką irgi veikia, tai tas miestelis tikrai atgyjantis. Taip, dabar yra 3 restoranai, tai aš tai visą sakau, kad galėtų būti dar koks 10 ar 15, kad būtų visas miestelis žinomas kaip tokia gastronomijos vieta, kur atvažiavai ir kur tu eisi ten gerai. O vat kalbant apie tas visas kavines, ne tik jau merkinės, kokias turit galbūt mėgstamiausias vietas, kur einat valgyti jau, be savo žinoma? Vilniui? Nebūtinai visoje Lietuvoje gali būti Vilniui. Ai, aš mėgstu bandyti. Aš taip tokios vienos tikrai nepasakysiu, bet aš labai mėgstu iš tikrųjų nueiti į restoraną su šeima, su vaikais, su anūkais ir praleisti laiką. Ir aš nesu labai išrankus maistui, iš tiesų man tiesiog, kad būtų skanu ir man, kaip sako, gurmanas, aš nesu gurmanas, aš daug ką galiu valgyti ir man tiesiog patinka, restoranas yra ta kavinė tokia erdvė, kur lietuviai vis dar, manau, per mažai leidžia laiko, nes kažkaip taip yra. Ir tai manau, kad man tiesiog tas apsilankimas restorane vis dar kaip šventė ir aš ten skaniai pavalgau, pabendraujam, pakomunikuojam. Tai yra puikiai socialinė erdvė. O grįžtant dar prie tų kepsnių, tai kokia yra gero kepsnio paslaptis, nors jau grilio sezonas kaip ir baigęs, bet gal žiūrovom kokių paslaptėlių? Tai pagrindinė paslaptis, kurią išduosiu, tai jūs labai gerai žinoma, tai yra gera mėsa. Daugiau žinokit, aš Argentinoje iš vis kepa, be prieskoniavimo, pavyzdžiui, tai yra geriausia jautiena gal pasaulyje, nes auga ten pampose, natūraliom sąlygom ir viskas, tai yra gera mėsa. O ir Sakartvelė aš klausiu, koks yra geriausias šašlyko receptas ir ten visi ten gušė pečiais tie kartvelai ir po to vienas pasakė, tai kas gera mėsa turi būti, viskas. Ir tai aš manau, kad čia labai teisingas posakis, o kaip tu ją ten pašmožysi, kaip ten tie žodžiai yra, kaip tu ją paprieskoniuosi ir visa kita, tai kaip iškepsi galų gale, ar tu ten su krauju nori, ar ten minkštesnė, ar kietesnė, tai čia tavo reikalas. Tai aš irgi tau laikausi minties, kad svarbu geras produktas, yra gera mėsa, gera žuvis, geros daržovės. Ir italų virtuvė, sakyčiau, pastatyta ant to, kad yra geri produktai. Tai lygiai tas pats. Jūs esate sakęs, kad savo ūkį norėtumėt užsiauginti viską, ko jums reikia. Kaip sekasi įgyvendinti šitą projektą? Tai iki rudens pabaigos galima sakyti, kad išsilaikiau, bet jau reiktų dabar permastyti, ką auginti. Pabandėm tą ir matau, kad kas pasiteisino, kas ne, tai dabar jau kitais metais vėl bandysiu ir bulvėms daugiau skirsiu vietos. Vis tiek jos kažkaip čia valgomos Lietuvoje. Tai manau, kad po truputį susiriktuosiu tą visą reikalą ir gal jau iki pusmečio ištempsiu. Dabar užsiraugintų kopūstų turiu ir morkų smėlyje, ir burokų, ir to yra, bet jų dar užteks kokiem 3 mėnesiam tikrai, o taip po truputį ir priprasiu ir dar nerūkiau šiemet nieko rūkykloj, tai po truputį galima bus jau taip gyventi ant savų. Apskritai, kaip tos visos ūkinio pastato statybos, net visas projektas Vytaro ferma, tai kokie įspūdžiai ir kaip dabar, koks etapas? Etapas pabaigtuvių, dabar pats grįšiu rytoj ir maišysiu molį ir baltai baiginėsiu tinkuoti sienas. Viskas ir tada jau tvarkomės ir keliamės. Nes žmona sako dabar, kad jau norėtų ūkiniam pastate gyventi. Čia kaip būna augintiniam pastato tokius namus šunims, kokius, kur galvoju, čia neblogai būtų ir pačiai turėti. O kaip žmona, ar minėjot, kad laukia jūsų su ten kepsniais, dar kažko po kelionių, ar nepyksta, kad tiek išvyksta taip ilgam ir ar nenori prisijungti prie tų gastronominių kelionių? Ne, lygiai pati keliavo su savo draugiam, pabandė ir jai labai patiko, kai ten esi nepriklausomas, pats savo režisierius, kur nori ten važiuoji, susidėlioji maršrutą. Aišku, ne į tokias vietas, kur aš ten važinėjau, bet jos ten Portugalija, Marokas ar kažkas tokio. Tai labai smagu taip keliauti yra. Esi visiškai, kaip sakyti, neprisirišęs prie kažkokio autobuso ar dar ko nors. Tai ne, nelabai. Sako, ką aš tau
tavęs neišleisiu, sako, tu vis tiek išvažiuosi. Tai kad... Būtent. Esat buvę visose žemynuose, išskyrus Antarktidą. Taip. Ar turi dar svajonių krypčių draugę su Martynu Starkum? Ar nežinau, ne draugė gal. Bet jūs toks neįskiriamas kelionių datas. Tai jau čia. Dabar mus čia truputį prislapino savi projektai. Tai matysim, visą laikas yra masto. Norim keliauti dar. Paskutinė kelionė dviese Naujoje Zelandijoje buvo tai labai įspūdinga ir, nežinau, mane į salas visokias traukia, gal į kitur, tai sėsim, kalbėsim. Beje, jūsų nuotykius galima girdėti audiotekoje, Martyno Starkaus knygos yra išleistos audio formatu, aš jau perklausiau Tuk Indiją, tai man labai faina klausytis tokio, atrodo, kad sėdi kavinėje ir girdi tiesiog jūsų įspūdžius, tai kas nebuvę tose kraštuose, bent taip galima pakeliauti. Ir būtent tų planų visokių yra, o ar yra kažkurio šalies virtuvė, kuri irgi daug skaitėt, bet dar nebandėt, bet jau labai norėtumėt? Wow, ne, turbūt, kad ne. Jau išbandyt. Nes vis tiek yra regioniškumas toks atsiranda. Azijos, jinai skirtinga virtuvė, Pietryčių Azija vienokia, Kinijos, bet vis tiek kažkokių bruožų yra bendrų, sakyčiau, tai kiekvienoje šalyje gal niuansų yra, tai jeigu ten kažkokių niuansų atrasi, tai taip, bet taip dabar, kad kažkas būtų tokio labai labai tolimo, nematyto, neregėto, tai nežinau. Aišku, kad yra, bet reikia surasti. Surasit, tikim, tikrai surasit ir mums parodysit. Kelionės jūs dažnai išlipat iš komforto, kartais atrodo, kad net specialiai, mat kuo senesnius automobilius, dar kažką sugalvojat. Koks maistas jums yra tas komforto maistas? Komforto maistas. Nu, tas, kur apkabina. Tai kai tu esi po dušo, po ilgo kelio, persirengę švariais rūbais, sėdi jaukioje aplinkoje su gerais indais, gera muzika groja, puikus maistas lėkštėj. Tai turbūt tai būtų komfortas. Ir minėt, indai. Ar jums svarbu iš kokių indų valgyti ir būtent tas puodas vis apjungiantis, ar užtenka tik jo, ar svarbu ir kokios šalia lėkštelės ir dubenėlį? Tai vėlgi, pas mane toj kaime tai tikrai nekreipi dėmesio ir valgau iš ko papuola, bet jeigu jau sėdi prie stalo, nes stalas vis tiek yra sakralinis dalykas. Įsivaizduokim, kad jisai išsivystė nuo laužo, ten to pirmykščio žmogaus, kur aplink laužą sėdėdavo ir grauždavo tos kaulus. Tai stalas toks po truputis ir dienas pasiekęs ir jis yra toks sakralus dalykas. Tai prie stalo tie indai turbūt tada jau svarbus yra kokie, kaip jie sudėti, kaip patiekta viskas. Tai čia yra ta, pavadinkim, gražioji gyvenimo dalis, bet ne visada gali tos indus pasidėti ir visą kitą būna visaip. Tai kartais tenka ir su šaukštu valgyti tiesiai iš puodo. Ir nemažiau skanu dažnai, ko gero. Minėjot, kad fermos atidarimas jau tuoj, cecho atidarimas jau tuoj, projektai užsidaro šitie, atsidaro, juda į priekį. Ko galima tikėtis iš jūsų, kas laukia kitais metais? Nežinau, dabar žmona už kojų laiko, sako, tik nesugalvo ko nors naujo. Nes jau sako, kiek galima. Tai... Bet aš, nežinau, man toks charakteris, aš jau dabar kažkokios mintis vėl lenda į galvą, tai nežinau, matysiu tikrai. Nenoriu dabar, nes prisišnekėsiu, po to nepadarysiu. Tai... Arba kaip tik reikės daryti. Jo, arba reikia daryti. Na ir galiausiai, kas jums yra maistas, kokią jis vietą jūsų gyvenime užima? Labai svarbia, matosi. Ne, maistas, aišku, tai žmogui nedaug reikia stogo, šilumos ir maisto, ne, palyginus čia tokia, labai, jeigu tai primityviai kalbant, tai maistas yra irgi dvejopai gali būti, jis tai gali būti kaip, kad tu gyventum, poreikis patenkinti, bet tu gali ir mėgautis maistu, tai tas mėgavimasis maistu yra labai, labai, labai svarbus dalykas, manau, gyvenime, gal kartais galima tą neigti, bet manau, kad reikia pripažinti vis dėlto, žmonės mėgsta skaniai pavalgyti ir tai yra tokia kultūros dalis labai didelė ir socializacijos labai svarbus veiksnys ir kiek mes praleidžiam prie stalo ir kiek mes patiriam gerų emocijų, įspūdžių, tai maistas toks yra labai, sakyčiau, trečdalį prasmės gyvenime užima.
Mėgautis ir pažinti pasaulį per maistą, turbūt to ir palinkėsim mūsų žiūrovams. Tai labai ačiū, Vytarai, už šitą jaukų pokalbį, už tiek daug visokių įspūdžių iš kelionių ir turbūt tai tik maža dalelė, ką galėtumėt papasakoti. Tai ačiū už skirtą laiką. Ir ko gero ne tik pasaulį, bet ir Lietuvą. Dzūkiją, Merkinę, priemiestį, Alytų, visur ir čia. Kaip tik, miestai pasipuoš, kalėdinis turas gali būti ir į šitą kraštą. Tai ačiū Jums labai, ačiū Audiotekai už garsą ir vaizdą. Na ir pasimatom už 2 savaičių visai prieš pat šventes. Ir dar nepamirškit mūsų prenumeruoti, kad pamatytumėt mūsų pokalbius pirmieji ir sekite socialiniuose tinkluose, ten daugiau akimirkų ir ištraukų iš mūsų pokalbių. Tai iki kitų kartų.